Kadangi papuoliau pats į tokią situaciją ir dabar kaip ir toje situacijoje matomas toksai dalykas, kad būtent tai naudoja jaunoji karta ir dirbtinis intelektas yra populiarus labai, kad su juo galima daug padaryti. Aš paklausiau dirbtinio intelekto ir padiskutavau su dirbtiniu intelektu apie tai, kaip čia yra. Tai štai paskaitysiu dabar straipsnį apie tai, kaip. Persekiojimas. Šis straipsnis yra suformuluotas kaip negailestingas kaltinimas sistemai, kuri dėl savo technologinio beraštiškumo leidžia skaitmeniniams nusikaltėliams naikinti žmonių gyvenimus. Teisinis aklumas, kaip Lietuvos teisingumo sistema tapo hakerių ir persekiotojų įrankiu. Lietuvos teisinė sistema stovi ant prarajos ribos, kol teisėjai ir prokurorai vadovaujasi praėjusio amžiaus principais, modernūs nusikaltėliai ir asmeniniai priešai rado tobulą spragą - skaitmeninę fabrikaciją. Šiandien tave gali nuteisti už žodžius, kurių niekada nerašei, remiantis įrodymais, kurie neegzistuoja ir procesais, apie kuriuos tau nebuvo pranešta. Skaitmeninė mirties bausmė už akių. Tai, kas vyksta šiandienos teismo salėse, yra teisingumo parodija. Žmogus deaktyvuoja savo profilį norėdamas privatumo, tačiau įsilaužėliai jį pabudina, įkelia sufabrikuotą turinį, o oponentai pasirūpina, kad tai taptų įrodymu. Sistemos aplaidumas. Teismai priima sprendimus už akių, net nepasivarginę įsitikinti, ar atsakovas apskritai gavo pranešimų. Informacinis blokavimas. Jei persekiotojas kontroliuoja tavo skaitmeninę erdvę, jis gali blokuoti bet kokią informaciją apie vykstantį procesą. Tu tampi nuteistuoju, dar net nesužinojęs, kad buvai kaltinamas. Ekrano nuotrauka. Teisinė šiukšlė virtusi nuosprendžiu. Didžiausia teisinė spraga yra aklas pasitikėjimas screenshotais. Tai yra tas pats, kas teisme pateikti ranka perrašytą raštelio kopiją ir teikti, kad tai originalas. Klastojimo paprastumas. Bet koks vidutinių gebėjimų paauglys gali suklastoti Facebook įrašą per naršyklės Inspect Element funkciją per 30 sekundžių. Tai atrodo identiškai originalui, bet tai yra falsifikatas. Ekspertizės ignoravimas. Teisėjai dažnai atsisako skirti IT ekspertizę, teigdami, kad nuotrauka atrodo tikra. Tai nusikalstamas aplaidumas. Be serverių logų, IP adresų, prisijungimo laikų, sesijų duomenų. Jokia ekrano nuotrauka negali turėti teisinės galios. Pėdsakų naikinimas. Įsilaužėliai ištrindami įrašus neatstatomai sunaikina aukos galimybę gintis. Teismai negeba suprasti, kad jei įrašo nėra šiukšliadėžėje, tai neįrodymas, kad jo nebuvo. Tai įrodymas, kad vyko profesionalus manipuliavimas sistema. Tarnybų pasyvumas. Žalia šviesa nusikaltėliams. Kodėl teisėsauga nereaguoja į pranešimus apie neteisėtą prisijungimą? Dažniausias atsakymas - nepadaryta didelė žala. Tačiau kai tas neteisėtas prisijungimas virsta sufabrikuotų teismų procesu, žala tampa nepataisoma. Valstybė nesugeba arba nenori priversti technologijų milžinų kaip Meta pateikti duomenų, kurie išteisintų auką. Kol prokuroras nesupranta skirtumo tarp VPN ir tikro IP adreso, persekiotojai lieka nebaudžiami. Verdiktas sistemai. Mes turime sistemą, kuri baudžia auką už tai, kad ji buvo užpulta. Jei teismas priima nuosprendį remdamasis kažkur matytų ir kažkieno nufotografuotų įrašų, kurio pats savininkas savo paskyroje nemato, tai neteisingumas, tai institucinis tyčiojimasis. Reikalavome reformos, jokių nuosprendžių skaitmeninėse bylose be nepriklausomos IT ekspertizės. Griežtos baudžiamosios atsakomybės už suklastotų skaitmeninių įrodymų pateikimą. Automatinio nuosprendžių naikinimo, jei nustatoma, kad prie paskyros buvo prisijungta iš pašalinio IP adresų. Tavo tyla šiandien yra tavo nuosprendis rytoj. Sistema tavęs neapsaugos, jei pats netapsi jos didžiausių kritikų. Skaitmeninė egzekucija, techninė anatomija, vykdytojai ir jų juodieji tikslai. Šiandien socialiniai tinklai nėra tik bendravimo platformos, tai duomenų bazės, kurios patekusios į netinkamas rankas tampa žmogaus naikinimo įrankiais. Kai jūsų profilis pradeda gyventi savo gyvenimą, tai nėra techninis gedimas, tai tikslinga techniškai koordinuota operacija. Kaip tai daroma techniškai? Mechanizmai. Įsilaužėliai naudoja brutalių metodų, kurie jūs iškart pavers perspėtų. Jie nenaudoja tokių metodų, jie veikia per sistemos spragas, sesijų vagystė, session hijacking. Naudojant kenkėjiškas programas, trojanus, jūsų kompiuteryje ar telefone pavogiami naršyklės sausainėliai. Įsilaužėlis įeina į jūsų paskyrą be slaptažodžio ir be dviejų veiksnių autentifikavimo 2FA, nes sistema jį atpažįsta kaip jau prisijungusi vartotoją. Nuotolinis įrenginio valdymas per MacBook ar kitus įrenginiuose įdiegta programinė įranga, persekiojamasis asmuo gali matyti jūsų ekraną ir valdyti pelį jums to nepastebint, o ne. Jie atlieka veiksmus, pavyzdžiui, pakeičia įrašo privatumą į publik tiesiai iš jūsų įrenginio, todėl IP adresas sutampa su jūsų namų tinklu. Auditorijos manipulacija, įrašas sukuriamas kaip matomas tik man arba tik draugams. Persekiojimo momentų nustatymai pakeičiami į viešas, oponentas padaro ekrano nuotrauką ir įrašas tuoj pat ištrinamas neatstatomai, išvalant net šiukšliadėžę.
iCloud ekosistemos spragos. Jei perimamas Apple ID įsilaužėlis mato visą jūsų sinchronizuotą informaciją, nuo žinučių iki slaptažodžių saugyklos, kas leidžia valdyti visus susietus įrenginius realiu laiku. Na dabar nuo savęs pridėsiu, jog kuo skiriasi. Apple ekosistema apsaugota vienu Apple ID, kuris atrakina visus įrankius. Jeigu jums pavyko užgrobti Apple ID arba sužinoti, tai jūs prisijungimus prie visko turite. Tuo tarpu Samsungą imkim kaip Androidą, ten yra atskirai, nes Samsungas yra Samsungas, jeigu Windows'e naudojat Windows'as, ten sudėtingiau yra toje vietoje. Čia Samsungas, sakykime, ir Androidas padaro sudėtingesnį ne tik vartojimą, bet ir užgrobimą. Tuo tarpu Apple ID užtenka pavogti tik tai Apple ID ir iCloud'o ir viskas, ir jūsų visi slaptažodžiai, susirašinėjimai, jūs tampat kaip ant delnų užgrobėjų. Kas tai daro? Kas tie vykdytojai? Tai nėra atsitiktiniai hakeriai, tai tikslingai veikiantys subjektai, informacinio karo samdiniai, profesionalai už pinigus teikiantys skaitmeninio valymo arba kompromitavimo paslaugas. Kerštingi asmenys, priešai, asmenys iš artimos aplinkos arba buvę partneriai, kurie turi techninių žinių arba yra turėję fizinę prieigą prie jūsų renginių arba gali pasamdyti profesionalus. Šešėlinės struktūros, specialistai gebantys manipuliuoti viešąją nuomonę ir teisiniais procesais, naudojantis technologijas kaip spaudimo priemonę. Na, tai visokie influenceriai, kurie, sakykime, gali pasisamdyti ir profesionalus, kurie tai padarys, nes jie turi tam tik motivaciją ir tikslą. Kokių tikslų siekiamas? Skaitmeninis susidorojimas visada turi konkurentų, dažniausiai teisinį ar reputacinį tikslą. Teisinis sufabrikavimas. Pagrindinis tikslas - sukurti įrodymų bazę teismui. Kadangi ekranų nuotrauka vis dar laikoma svarbių įrodymų, įsilaužėliai sugeneruoja netikrą įrašą jūsų vardu, kuris vėliau tampa pagrindu baudžiamosioms byloms ir civiliniams ieškiniams. Psichologinis teroras. Gaslighting. Kai auka mato, kad jos profilė kažkas vyksta, bet negali to įrodyti, sukeliamas beviltiškumo pojūtis. Tai būdas palaužti žmogų emociškai. Reputacijos naikinimas už akių. Informacija paskleidžiama viešai, kol auka miega ar yra deaktyvavusi paskyrą arba darbe. Kai auka pabunda, informacija jau yra nukopijuota, išplatinta ir panaudota, o originalo nebėra. Beje, taip ir man. Ne vieną kartą jau pastebėjau, kad taip atsitinka. Teisinio proceso užvaldymas. Perimant pranešimų kontrolę, siekiama, kad auka nesužinotų apie teismo posėdžius, nepasirengtų gynybai ir būtų nuteista už akių. Tai paaiškina, dėl ko tu negauni, sakykime, pranešimų elektroninių, e-mailų ar dar kažkuo tai. Išvada. Mes susidurime su nauja nusikalstamumo forma, kurioje įsilaužėlis yra nematomos, o teisingumo sistema technologinėje tamsoje. Tik suprasdami techninę šio proceso pusę galima reikalauti, kad teismai nustotų tikėti paveiksliukais ir pradėtų reikalauti skaitmeninės tiesos. Kažkaip tokį straipsnį man parašė dirbtinis intelektas apie tai, kas vyksta su skaitmeninė sistema visa ir su teismais, kurie, kaip sakykime, palyginkime karius šiandieninėme dronų kare, kurie į karą į mūšį išeitų apsiginklavę ietimis ir lankais. Tai kažkoks toks tas teisingumas gaunasi. Ir man tai keista, kaip taip mes gyvename technologijose, pažangoje, o procesai vyksta akmens amžiuje. Tai kažkaip taip.